išmokote Simono pagalba pastatyti žemės gelmių orą. Kuris iš jūsų nori papasakoti? Kam jį buvo skirta, kaip jūs ją statėte? Tavo darbuotojas ir tokios olos gal nepastatė, gal jūs irgi kada pasistatė? Mes padarėme pastatymą orą. Iš ko? Olą padarėme iš suolų ir kėdžių ir... Aš galvoju, kokią olą atvežė jums tas Simonas. O tas tyrinėjimas žemės gelmių. Tai ką jūs ten parketą išardėte? Mes viduj lindę į tą olą turėjome pasirinkti vieną dėžutę. Ir ką toj dėžutėj randame, po to išlindė iš tos olos, prieš tai dar apžiūrėję. Mes turime jį aprašyti, nes buvo dar klausimai įduoti. Dėžutėse buvo žemės gelmių lobiai, gintaras. Dar buvo tokia kristaliukai. Dar buvo žemutės. O labai įdomu, jums tos pavyzdžius Simonas atrinko kažkokius, kad lengva būtų pažinti, ar visiškai tai buvo naujiena, pirmą kartą gyvenime pamatėt jūs tos daiktus ir turėjot vien tik tai klausti, kas čia yra ir kaip atsiranda, iš kur? Ne, kurios mes žinojom, kurios pirmą kartą matymą, kur tada susirinkus. O, žinoma, o jums Simonas demonstravo tokius nuostabius padarus, tokius iš gumos, iš ko jie tenai padaryti, tokie amonitai visokie, ar demonstravo jums? Taip, o jūs žinot, kaip jie atrodo baisiai, kai yra suakmenėję? Jums parodysiu. Jie visiškai netokie, kai jis mums parodė, koks tai yra grožis, tai mes netekom žado. Tikrai mes tiek daug kažko tai turim, o net nežinom, kokios dar tikros istorijos, ne jokios nelegendos lypi, kad tiek čia daug galima visko atrasti, pažinti ir kaip jūs pradėjot su kokia ten suolų, stalų, ola, pala. O kaip jį vadinasi vaikai gražiai pas mūsų tą olą? Žemės gelmių. Žemės gelmių. Tikrai gelmėse. Taip. Kažkur tai reikia vis tik pakliūti ne taip paprasta. Jau toks išsižiūrėjęs muziejininkas, kaip aš, nieko jis gero nepamatys. Iš tikrųjų reikia būti specialistu, reikia būti geologu, jeigu tu nori atrasti. Ir tai buvo sudominimas, tos olos sukūrimas, vaikų tiesiog buvo toks intrigos sudarimas. Po to išlindė iš olos jie po suolų, dar spėliojo, va tą įsireiktą daiktą prašinėjo, po suolų. Kaip oloj norėjo būti. Taip, tai mes čia irgi bandėme padaryti atseit galimybę būti, kaip oloj iš to pačiu virtualiam pasaulyje. Stebuklų pasaulis iš tikrųjų. Kaip viskas gudriai padaryti.